1, 2, 3, 5, 8. Pasakyk, ką nori. 6, 7. Nes mane visi žino tik tais kaip burbulą. Tai sveiki, šiandien aš esu auto. Automoto šou. Atrodo, taip vadinasi. Kur mes esame? Šiandien aš esu auto šou Vilnius ir aš sutikau Aleksandrą, mano gerą pažįstamą. Ji visai nesenai buvo Ispanijoje ir kiek aš žinau, pati savo motociklu iš Ispanijos grįžo. Tai aišku, mano pirmi klausimai, kaip tau sekės? Šita kelionė buvo lengviausia, fainiausia, pati nuostabiausia. Mūsų motociklai buvo tandemais išvežti. Vadinasi, kad važiuoja vienas motociklas ir ant jo viršaus važiuoja kitas motociklas. Okay. Na, tai metalinėse rėms. Tai vadinasi, tie motociklai kartu ir turi grįžti. Aš nelabai žinojau, ar šiais metais pavyks dar po kelionę įraityti. Ir nusprendžiau, kad kam mokėti 160 parvežimą, jeigu galim užtukti visą parvežimą. Tai tu skridai į Ispaniją ir ten mano motociklas žiemojo Ispaniją. Ai, o kodėl žiemojo Ispaniją? Todėl, kad tai šilta žiemojo. Todėl, kad vežėm daug motociklų, tai vežimas kainavo nedaug. Ir motociklo saugojimas Ispanijoje mėnesiui kainuoja 35 eurų. O kadangi mes jau tokią kaip ir beveik tradiciją turėjom metų pabaigoje važiuoti į Ispanijas, tai mes išvežėm motociklus ir jie ten, kadangi žiemojo, kadangi mes ten skraidėm jų lankyti ir paglostyti ir netgi tai supratau. Važinėti. Užsispyriau, grinai, kad man reikia parvažiuoti savo eigą. Nu tai, kadangi man reikia parvažiuoti savo eigą, kažkas kitas turi irgi kankintis, nes mano šiaip motociklas skaitosi Sport Tourer. Bet antras motociklas, kurį reikėjo parvežti, yra visiškai pilnai sportinis BMW štuko SR. Okay. Tai suradau kitą draugą, kuris šiaip su kruzeriais visą laiką važinė ir niekada gyvenime nebuvo sėdėjęs apie jokią kitą motociklą. Auč. Buvo patirčių naujų žmogui. Tai ką jisai sakė, grįžęs, kai jisai ant tavęs? Pradėjo ieškoti sportinių motociklų. Rimtai? Tai patiko? Neiškoliojo, nors buvo įvairiausių nutikimų su tuo sportiniu motociklu. Ir vinį pasigavom, ir tepalų ten dingo, tai teko gestais Prancūzijos kaime automoto prekių parduotuvę aiškintis, kad moto oils, BMWs nusprendė, kad jam trūksta visgi truputį. Nebūtų BMWs. Mes nuvažiavom tik tais 3500 km grubiai, todėl kad vėlgi BMW teko techniškai jį saugoti. Ką aš turiu pasiruošti? Tai lietaus apranga tikrai yra būtina. Neprisijimti per daug rūbų. Tu vis tiek važiuosi su moto džinsais, su moto striukė. Tai va, turėti porą termo, kad galėtum pasikeisti, kai jau pradėsi pats savo smirdėti. Taip. Pasiemi keletą maikių, kaip sakant, koinyčių, trisikiukų, dantų šepetuką ir viskas. Dantų pastą irgi nusipirksi pakeliui. Dar merginos šepetį pasimkit, nes po to reikės kur nors degaliniai Vokietijai stoti pirkti už tualeto pinigus šepetį. Vokietijos venkit ten kuras labai brangus, 205 už benzo litrų. Labai brangu. Taip brangiai dar nesupilusi šniūros. Aš nežinau, kaip normaliai pasakyti šniūrą. Šniūrą pasimkit. Ten šniūras. Visiems aišku. Pasimkit šniūrą, nes visko gali būti. Šitoj kelionėje mums irgi prireikia. Dar susikrauti, sakyčiau, pagrindinių įrankių, kaip sakant, rinkėliukų. Taip. Grandinės tepalą būtinai. Taip. Kaip sekėsi lenktynėse? Gal turi kokį laimėjimą? Moterų lenktynėse šiaip labai stiprios mergičkos, kuriuom reikia karūnas uždėti. Yra tikrai. Tik trečią vietą pačiu. Šaunuolė. Viskas gerai. O tai kitas kažkas. Okay. Tai va, bet šaunuolės merginos apskritai, kad dalyvavo. Žinau, kad tu esi turėjus ir traumą. Aš labai tiksliai nepapasakosiu, nes aš kadangi nusileidau galvos, aš nieko neatsimenu. Aš nežinau, kiek žiūrovai žino pačią Kačerginės trasą, bet yra Dauguma žinosmenų. Tada kyli į Makuškę ir va, aš atsimenu tiek, kada aš kylu į Makuškę ir aš nebeatsimenu. Kritau aš ant pirmo kairio posūkio. Tai tiksliau tiesiai, aš sakė, jau nebebandžiau jo šiandien. Kodėl? Kaip atrodo, kur klaida buvo? Aš neįsivaizduoju. Žinai. Tie, kurie buvo greitesni, jie buvo prieki, tie, kurie buvo lėtesni, buvo ir aš važiavau viena. Okay. Pusėje žiedo. Ir niekas nelabai matė. Gal aš Vaisaidą pagavau, gal aš tiesiog kas nors įvyko ir aš tiesiog atsijungiau anksčiau. Sakė, kad aš motociklo iš rankų nepaleidau tol, kol man neišlupo rankos, nes vertėmės mes su motociklu ir aš žemyn galvą, niurką dėjau į žvyrą, tada motociklas ant manęs
ir aš tik žinau, ką žmonės pasako. Taip. Tai pas mane buvo čia atviras lūžis, man labai norėjosi, kad man nuimtų šalmą ir aš bandžiau visai partikuliuoti, man nuimkė. Tada, kadangi buvo lūžęs raktikalis, man šiaip turėjo pjauti aprangą, bet aš griežtas esu žmogus, tai bernai sakė, mes norim gyventi, nekirpkit jai aprangos. To prasme, tu guli vos ne komu ir tu sakai, išsaugokit mano aprangą. Aš nesakiau, mano draugai sakė, nes žinojo, kad aš juos užmušiu atsibudus. Bet sakė, kad aš labai rūpinęs, mano raktikų, telefonas. Ir vat, aš ne kondicijoje, bet kaip veikia pasąmonė. Klausyti tavęs krūpoka, iš tikrųjų. Nu, visi motociklininkai, bet kokiu atveju, kur tu bevažiuosi, ar tu važiuoji gatvėje, ar tu važiuoji žiedą, ar tu važiuoji bekelį, ar tu kur tu bevažiuosi, yra laiko klausimas. Yra jau kritę ir dar nekritę. Taip. Nėra kitokių. Taip. Ta prasme, nėra jokio tarpinio varianto. Ir nereikia bijoti kritimo. Nereikia, nes tu bekrisdamas, tu taip pat išmoksti ir kristi, nes kuo tu geriau įvaldysi kritimo meną, kur beje dar irgi reikėtų nemenkai pasižiūrėti visiems, nes YouTube yra labai daug gerų video apie tai, kaip pasiruošti ir kaip paleisti motociklą. Paleiskit motociklą, jūs jo nenulaikysit, bet kokiu atveju neištampys. Matot, kad krentat, nesilaikykit už motociklo. Didžiausia trauma ir bus tada, jeigu laikysies ir dar ištempsinės ir nuteps. Apie ką ši ateinanti vasara tau? Labai liūdnas klausimas, nes apie darbą. Nesakyk tai. Tai iškirpsiu. Ir yra planų važiuoti gal iki Kroatijos dar šiais metais. Labai graži šalis, ne? Nežinau kuriuo, bet čia jau visą pirmyn atgal. Metų pabaigoje vėl bus Ispanija. Gražių kelionių, įspūdingų kelionių, nuotykių, kuo mažiau traumų, nes tu, aš tikiu, kad jau savo tą kritimų skaičių išnaudojai ir linkiu, kad nebekritinėt. Tik tais žiedė. Aš gatvėj, tu. Ir nekrisi, viskas bus su taip tvarkoje, tu esi patyręs motociklininkas. Ir paskutinis klausimas, kokį motociklą vairuoji dabar ir koks yra svajonių motociklas ir kodėl? Nes aš nei vieną motociklą nesu nusipirkus apgalvotai. Okay. Man visą laiką kažkas pasiūlė ir aš sakiau, aha. Aš šiaip tiesiog kaip žmogus esu ištikimas kaip šuva, tai aš myliu Hondas. Okay. Šiuo metu aš vairuoju Honda CBR 650R 23 metų. Prieš tai aš visą laiką su 600RR sportais važinėdavau, dabar sportoreris dėl savaime suprantamų priežasčių. Svajonių motociklas yra turėti keletą motociklų. Turėčiau vienu metu turėti ir adventure, ir sportorerį norėčiau, ir sportą norėčiau turėti. Bet ateityje, manau, subręsiu didesniam motociklui, tai gal VFR-ui. Okay. Bet vėl. Tai aš tau labai linkiu vieną dieną turėti visus savo svajonių motociklus ir gerų tau kelionių. Ačiū tau labai, pasivaikščiokim dar po parodą ir visiems sakau, atsargiai vairuokit ir likit saugus. Iki.